Atvažiuoja Ramūns iš Naisių, nusipirkti specovkės į Šiaulius. Na ir nuvaro į pietinį rajoną, vienintelis darbinių rūbų centriuks prie Lyras. Nu ir žiūri viskas čia labai gerom kainom, nusprendžia užeiti. Jie eina vidun, pradeda matuotis tuos darbinius rūbus ir pardavėjas jiems sako, žinai, aš tau papasakosiu tokią vieną istoriją, kodėl labiau apsimoka pirkti naujus rūbus negu padėvėtus. Na, supranti, buvo tokia situacija. Įsidarbina vyras su žmona vienoje Vilniaus statybų kompanijoje, kurie stato dangoraižius. Na ir atsitiko taip. Na, pirma darbo diena, vykdytojas duoda darbinius padėvėtus drabužius, batus ir sako, žinai, praskaipsi, bus kaip nauji. Na, žmogelis pagalvojo, gerai. Nu, ateina į darbą jisai, žiūri tik tais, kad su tapkim. Nu, galvoja, tiek to pirmą dieną padirbsi ir tu atsineši batus. Na ir lipa jis į savo tą 14 aukštą, kur turi dirbti, tik šmukšt, žiūri vėlą, užkliuvo, liksvaros neišlaikė, krenta iš 14 aukšto, žmona 9 aukšte irgi kažką darbuojasi, žiūri vyras, krenta, vyras iš susijaudinimo, žmon, angel, vakarienės neberuošk, aš nebegrįšiu.